Trečiasis uždavinys. Duoti du vektoriai, jų koordinatės duotos ir klausia, su kuria k reikšme vektoriai yra statmeniniai. Vektorių statmenumo sąlyga sako, kad jeigu vektorių skaliarinė sandauga lygi nuliui, tai vektoriai statmeni. Ir atvirkščiai, jeigu vektoriai statmeni, tai jų skaliarinė sandauga lygi nuliui. Mums reikia vektorius sudauginti ir tą sandaugą prilyginti nuliui. Skaliarinės sandaugos formulė yra egzaminų lape. Mes tiesiog pirmąją koordinatę dauginam iš pirmos, antrą iš antros ir sandaugą sudedam. Taigi, -5 aš dauginsiu iš 12 ir pridedu, k dauginu iš -16. Prisilyginu šią sandaugą nuliui. Sudauginu -60, -16k lygų nuliui, iš čia -16k lygų 60 ir k lygų -60 padalinta iš 16. Galima suprastinti iš 4 -15 ketvirtųjų. Taigi, mūsų k reikšmė yra lygi 15 dalinu iš 4, dešimtainių skaičium verčiuosi -3,75. Teisingas atsakymas -3,75 ir uždavinys išspręstas. Oi! Va taip ir prarandam taškučius. Pažiūrimgi, yra dar b eilutė. Mums reikia apskaičiuoti vektoriaus b ilgį. Jau būčiau pražioplinus savo taškiuką. Taigi vektoriaus b ilgį mes skaičiuojame pagal formulę kvadratinė šaknis iš jo koordinačių kvadratų sumos. Taigi gaunu aš kvadratinė šaknis, koordinatės šio vektoriaus yra 12 ir -16, taigi 12 kvadratu pridėti -16 kvadratu. Žiūriu, kas čia bus. 12 kvadratu 144, 16 kvadratu 256 lygų gaunu šaknį iš 400 lygų 20. Taigi 20. Ir tu nežiopsok, nes ir tu gali prarasti tašką. Matai, vos nepraradau. Va dabar uždavinys mūsų tikrai jau išspręstas.